Labas. Tai va, daugiasluoksnis vamzdis 18 šitas toks. Aš įsivaizduoju, kad reikėtų ant jo realiai reikia dėti užveržiamą angalį 18 ir kad tas angalis 18 pereitų į eglutę, ant kurios eglutės užsimautų šlangelė su hamutu. Toliau tikslas yra realiai pajungimas šitos viryklės, o čia šitos angos, jinai yra čia. Žinok, nežinau, bet manau turėtų būti standartinė. Reikėtų pasižiūrėti instrukcijai. Bet parametras dar koks. Pageidaučiau pasistatyti kažkur ant šitos sienos ventilių dujom, kad apdrukas, kad nutikus kažkokiam įvykiui su viryklė ar su kažko būtų galima greitai pasiekiant uždarai ventilių dujinį ir viskas užsidarė. Tad, o kitam gale prie balionų irgi lygiai tas pats vamzdis išeina, daugiasluoksnis, tai ten irgi taip pat, manau, dėti užveržiamą jungtį, dėti perėjimą į eglutę ir į reduktorių, kuris nuo baliono. O daugiau, tik klausimas, ar paklos nereaguoja su dujomis, kurios ten bus, ten suhermetizuotos ir panašiai. Tad, manau, informacija yra aiški. Spėju, kad čia bus